Sveiki, Remigijau. Labą dieną, sveiki gyvi. Sveiki, sveiki. Malonu, kad prisijungėte šiandien. Turime labai įdomią temą, labai nekantrauju Jūs apie ją pakalbinti. Taigi, ačiū, kad Jūs čia. Jo, ačiū, kad pakvietėt mane, jo, ačiū. Tai va šiandien kalbėsime apie lietuviškai iki krikščionišką įtikėjimą, jeigu mes jį galime taip įvardinti, apie baltišką įtikėjimą, arba dar bendrai taip susumavus daug kas tai tiesiog vadina pagonybę. Tai gal pradėkime nuo terminų. Ar tikslinga naudoti terminą pagonybė, ar geriau naudoti terminą baltų tikėjimas, o gal iki krikščioniškas tikėjimas? Kaip Jūs manote, kaip geriau tai apipavidalinti? Šiaip tai mano nuomonė, tiksliausia gal būtų iki krikščioniškasis baltų tikėjimas. Nes pagonybė nėra kažkokia išskirtinė iki krikščioniškos Lietuvos tikėjimo forma. Pagonybė yra bendro pobūdžio terminas. Ir pagonybė yra toks, sakyčiau, terminas verčiamas paganus, paganis reiškia kaimas, kaimietis, ne? Jis išreiškia įvairias iki krikščioniškų religijų sistemas. Ir negalima kalbėti, kad yra lietuviška pagonybė kaip religija arba ten kokia keltiška pagonybė kaip religija. Aplamai pagonybės terminu yra įvardinama, kaip minėjau, visos tos buvusios iki monoteistinės religijos, tai yra iki judaizmo, iki krikščionybės, iki islamo, kurios bendru vardu imamos vadinti, reiškia, pagonybė. Taip, kad, trumpiau tariant, pagonybė apibūdina visas buvusias iki krikščioniškosios arba iki monoteistinių religijų, buvusias visas politeistinės arba taip, politeistinės tokias, jo, animistinės ir, sakyčiau, senovės tikėjimo sistemas. Čia yra bendro pobūdžio pavadinimas. Nereiktų taip galvoti, kad, sakykime, pagonybė yra kažkas labai lietuviška. Tai yra toks, sakyčiau, bendras terminas, tinkamas ir Centrinė Amerika, ir Afrika, ir Azija, ir visiems kitiem regionam. Tai vad, kas liečia dėl terminologijos. Kas liečia lietuvišką, reiškia, pagonybės temą, aš manyčiau, kad visgi gal tiksliau būtų vadinti iki krikščioniškoji lietuvių religija. Tai būtų toks tiksliausias įvardinimas, kadangi aišku, kad yra pagoniška ir aišku, kad jinai yra gyvavusi iki 14 amžiaus pabaigos, iki 1387 metų krikšto. Tai va tiek maždaug šito klausimu. Ir kalbant apie baltų tikėjimą, tarkime, iki šios datos, kaip reiškinį, gal pradėkime nuo pradžių, jeigu įmanoma tas pradžias surasti. Taigi, bent jau kiek aš esu domėjęsis, vis dėlto tai šitas mūsų tikėjimas susiformavo su atvykusiais į Europą indoeuropiečiais. Ir indoeuropiečiai keliavo per Europą, apsistojo skirtingose vietose, susimaišė su vietiniais gyventojais, o tikėjimas, kaip pasakyti, panteonai, dievybės, jų apipavidalinimas yra ganėtinai panašus, jeigu mes ten žiūrėsime, tarkime, į keltus, žiūrėsime į romėnus, žiūrėsime į graikus, žiūrėsime į skandinavus, danus, lietuvius, vis tiek kažkaip yra, atrodo, panašios dievybės. Net į tos pačius indus pasižiūrėsim, paimsim Indrą, paimsim Perkūną, paimsime Torą, paimsim Dzeusą, na vis tiek kažkoks čia atrodo bendrumas yra. Galbūt tai netiesa, bet atrodo visai nebloga teorija. Taigi, kaip čia viskas prasidėjo Lietuvoje, kaip Jūs manote? Na, aš manyčiau, kad, sakykime, iki indoeuropiečių atsikraustymo, 3 tūkstantmečio prieš Kristų, Lietuvos teritorijoje gyvenantis žmonės išpažino savo santykius su išoriniu pasauliu, su juos supančia gamta, kaip tam tikrą religijos formą ir išraišką. Indoeuropiečiai neabejotinai, aš pilnai su jums sutinku, jie atnešė, reiškia, tas pasaulio sampratas, tuos
santykius su išoriniu pasaulio aiškinimus, kurie yra būdingi ir Mesopotamijai, ir iranienams, ir finikiečiams, ir visiems kitiems senojo pasaulio atstovams. Taip kad aš manyčiau, kad jeigu sumuojant, indoeuropiečių pasirodymas, sakykime, Pabaltyje, 3 tūkstantį prieš Kristų, nulėmė baltiškojo pasaulio supratimo tokią raidą visą. Tai vyko tam tikros rūšies transformacija tarp buvusių senųjų įvaizdžių apie žmogaus santykius su gamta ir indoeuropiečių atnešto reiškia šitų suvokimų. Bet sumuojant, tai taip, indoeuropiečiai čia nulėmė tolimesnę, reiškia, pagoniško tikėjimo savitumą arba visą raidą. Kas liečia, aš sakyčiau, kad, sakykime, šiuolaikinės Lietuvos teritorijoje gyvenę baltai, jie adaptavosi su atneštom, kaip minėjau, tom religijom. Ir tame yra jų panašumas. Yra savitumas, bet esmė. Ar tai būtų Ispanijos teritorija, Anglija ar kitur, mesgi žinom, kad indoeuropiečiai atsikraustė, apsigyveno faktiškai nuo Uralo iki Portugalijos, iki Atlanto vandenyno. Ir visa ta jų atnešta pasaulėžiūra, pasaulėvaizdis, jisai adaptavosi su vietiniais pasaulio supratimais ir jų tarpe su reiškia, Lietuvos gyventojais. Tame nėra kažkokio išskirtinumo. Pavyzdžiui, kad, sakykime, iki pasirodymo indoeuropiečių Lietuvos teritorijoje buvo garbinami žemės dievai. Toks, sakyčiau, išskirtinis iki indoeuropietiškojo tikėjimo atributas, tai buvo, reiškia, žemės dievų išaukštinimas. Kadangi tai yra suprantama, aš tai gal užbėgsiu įvykiams už akių, sakydamas, kad tą patį pagonišką tikėjimą, kuriam atstovauja ir mūsų prieš istorijos laikotarpį gyvenę žmonės, jie negarbino medžių. Jie negarbino dangaus. Čia vokiečiai pačioje pradžioje stebėjus, kaip jūs galite garbinti šitos, atrodo, negyvus reiškinius. Ten žolė, pieva, gėlės. Ne. Jie garbino ir tai taipogi yra be galo įtakota iš to tokio monoteistinio indoeuropietiško pasaulio suvokimo, jog pasaulio dievai, pasaulinės dvasios, mūsų nematomo pasaulio, tas visas gyvenimas, jisai transformuojasi į žmogui matomus augalus, upės, įvairiausio pobūdžio gyvybės formas. Tai jie negarbino medį, bet jie garbino tą dvasią, kuri materializuojasi medį. Tai čia yra ir iki indoeuropietiško pasirodymo vakarų ir rytų Europoje, sakykime, Europos regione, ne? Tai buvo toksai pamatinis dalykas, esminis dalykas, o jau toliau viskas įsirtuliavo į vietinės kultūros, kurios vienaip ar kitaip išreiškė savo santykį su šitom dvasiom. Tai, sakykime, išvada tokia būtų, kad, sakykime, indoeuropiečiai įtakojo baltiškosios pagonybės, reiškia, savitumą, įtakojo, neabejotinai, bet baltiškos religijos tas savitumas jisai išliko. Ypatingai gal tame, kad mūsų senieji žmonės gyveno miškuose, gyveno giriuose ir žemė, miškas, tai buvo jų pasaulis. Indoeuropiečių pasirodymas įvairiose Europos kraštuose jis nevienodai veikia, sakykime, ten, kur mažiau miškų, kur mažiau upių, kur mažiau to tokio tiesioginio santykio su augmenija, gyvūnija ir panašiai. Ten buvo kitokia transformacija nuo indoeuropiečių. Lietuviai, kaip minėjau, prie žemės dievų pridėjo, sakykime, gal vėliau apie tai pakalbėsime, ugnies dievą, dangaus dievą, sukūrė tą vadinamą šventąją trejybę ir šitos trejybės kontekste
toliau transformavosi krikščionybė. Šitos trejybės kontekste išreikšta buvo baltų tikėjimo savitumas. Tai baltų tikėjimas. Na, visų pirma, dar vienas niuansas. Baltų tikėjimas yra kaip, sakykime, dvasių įsikūnijusių materialiam pasauliu garbinimas. Jis visų pirma reiškėsi per ritualą. Ritualinis tas tikėjimas. Jis buvo absoliučiai svarbus. Ir, sakykime, tas gamtos garbinimas, tas upių, Lietuvoje yra 10 upių, kurios yra pavadintos šventosiom upėm, ne? Šito visų garbinimas jis yra sėtinas su alkomis, ne? Miškose, į tam skirtose vietose būdavo garbinami, reiškia, šitie visi dievų padovanoti žmogaus gyvenimui atributai, nes dar vienas niuansas, ritualas kaip toks buvo susijęs su 3 dalykais. Visų pirma, jis buvo susijęs su supratimu, jog visa tai, kas supa žmogų, sudaro jam galimybės išgyventi. Tai yra dievų dovana. Antras dalykas, jis tą dovaną turi be galo gerbti ir ta pagarba turi būti išreikšta saiko principu. Naudokime tik tai tiek, kiek to reikalinga mūsų išgyvenimui. Ir sekantis trečias niuansas, išreikšti savo padėką dievams. Padėkos dievams išreiškimas ypatingai reiškėsi tose alkvietėse. Alkanas dievas, jį reikia pamaitinti savo dėkingumu, savo peigom ir vis. Tai toks specifinis, reiškia, dalykas, kuris buvo sėtinas su ta tokia ir indoeuropiečių pasirodyta pagonybės nešimo išraiška, vietinio, ta žemės garbinimas, kuris buvo iki indoeuropiečiai. Po to vyko ta transformacija, kur ritualinės apeigos buvo tiek indoeuropietiškos kilmės, tiek ir iki indoeuropietiškos kilmės. Va čia specifika šita. Tai, kaip sakant, toks sinkretizmo procesas buvo, reiškia. Iš vienos pusės buvo senoji baltų, pavadinkim, religija, ir iš kitos pusės indoeuropiečiai, ir po to, kada vyko transformacija, atsiranda toks trečias reiškinys, kurį galima būtų pavadinti iki krikščionišką baltų šitą, reiškia, pagonišką religiją. Aš galvoju, kad pagonybę galima tvirtai vardinti kaip religiją. Gal net daugiau negu tos kalbos religijos, tos knygų religijos. Tai šitoje vietoje maždaug šitai. Supratau. Taigi labai svarbus buvo pokytis, kuris įvyko su atėjusiais indoeuropiečiais, tačiau žinoma jau prieš jiems atvykstant šiuolaikinės Lietuvos teritorijoje gyveno žmonės ir jie turėjo savo santykį su gamta, savo santykį su išoriniu pasauliu. Ir tas santykis susimaišė su atvykėlių pasaulėžiūra ir gavosi, kad gimė kažkas naujo. Taip sakant, dievai pradėjo kovoti tarpusavyje ir tie, kurie laimėjo, tie suformavo naują panteoną. Taip, iš dalies. Nebejotinai. Labai įdomu. Taip, nes dar viena detalė, visgi, kada kalba eina apie bet kokios formos tikėjimą, bet kokios formos tendenciją, kuri išreikšta žmogaus bandymų paaiškinti savo buvimą pasaulyje, tai yra sėtina su tos grupės gyventojų mentalitetu, jų, reiškia, pasaulio matymo savitumo, psichologija, įvairiausiam išoriniam aplinkybėm. Užtat mes sakom baltų religija. Tai gali būti prūsai, lietuviai, latvių, prūsų, lietuvių, latvių, reiškia, sakykime, protėviai, prūsų mes neturim, bet prūsai, lietuviai, latviai, tai yra, sakykim, baltų, reiškia, ta pagoniškoji religija. Ir prūsus, ir lietuvius, ir latvius, arba lyvius, ne, kaip savo laiku jie buvo vadinami, faktiškai vienijo tie patys keli dalykai. Tai visų pirma, tos gamtinės klimatinės sąlygos. Antras dalykas, jų tarpusavio toksai, sakyčiau, artumas. Trečias dalykas, jų santykis su vandeniu, ypatingai vandens tema.
ir upių tema, ir pajūrio tema, ir girių tema, ir gausybė, kaip tie vokiečių pirkliai 13 amžiuje pirmą kartą pasirodė Lyvių žemė, sakė, dar tokios gausybės žuvų, tokios gausybės žvėrių ir tokių miškų, pro kurios nemanoma praeiti, mes senai nematėm, net nesvajojom, negirdėjom. Tai gal iš šito konteksto išeinant, būtų galima pabandyti pažiūrėti, kas nulėmė tą pagonybę baltų tautų, arba, sakykime, pro baltų ir po to baltų, tai po to einam lietuvius eina, ne, bet, sakykime, baltų, reiškia, tautų šitą iki istorinio laikotarpio santykį su pasauliu, santykį su gamta, iš to gimsta šitie dalykai. Gali būti pagoniška, sakykime, pagoniškas pasaulio suvokimas, ten kur nors imkime nuo Mongolijoje, tiesa, ne? Tose stepėse, ne? Tai ten yra visai kitas gyvenimo būdas, visai kitas gyvenimo ritmas. Ir tai veikia žmonių mentalitetą, tai veikia žmonių tą genetinį identitetą ir veikia žmonių vertybių suvokimą ir visą kitą. Tai va šitam kontekste mūsų, reiškia, pro baltų ir baltų pagoniškas įsitikėjimas, aišku dalykas, jisai transformavosi, aš jau kartuoju, indoeuropietišką tą palikimą, tačiau tos transformavimosi kontekste išliko tas savitumas. Tas savitumas, kuris vėliau jis buvo labai sunkiai suvokiamas, kas yra lietuvis. Ar jis labiau vokiškas, ar jis labiau slaviškas. Jis ne vokiškas, ne slaviškas ir tuo pačiu metu ir vokiškas, ir slaviškas. Tačiau iš kitos pusės tas sinkretizmas, ta trečia situacija, kuri mus visada paliko baltais ir paliko pagonimis. Netgi po to, kada krikščionybė, mes žinom, kad praktiškai dar 20 amžiuje dar buvo garbinamas Perkūnas. Tai mes, kada kalbam apie lietuvių tautos kilmę, mes ją bandome tą kilmę išieškoti, sakykime, rytų vakarų baltų kontekste, ne? Na, mes žinom, kaip rytų vakarų baltų kontekste formavosi sąlygos Lietuvos valstybingumui ir kaip tą Lietuvos valstybingumą įtakojo vakaruose esantis germanai, vokiečiai, rytuose esantis slavai ir pietuose esantis slavai. Tai vyko irgi savo rūšies transformacija, formuojantis lietuvių tautai, tačiau tos transformacijos kontekste išliko toks specifinis, ir aš savietą jaučiu, toks specifinis, labai savitas baltiškosios pagonybės, toks, sakyčiau, genetinis palikimas. Aš savyje jaučiu tokį genetinį baltiškosios pagonybės palikimą, nes kai aš nuvažiuoju į mišką, kad aš nuvažiuoju prie upės, nuvažiuoju prie gėlių, prie žolės, prie viso kito, aš kažkaip keistai jaučiu, kad aš grįžtu į namus. To dalyko nėra nei pas prancūzą, nei pas anglą, tiesa, jie labiau tokia, pas juos kitaip tas mentalas formavosi. O pas mus, aš gal kiek nukrypau nuo temos, bet pas mus tas savitumas baltiškosios pagonybės, jisai yra išlikęs, aš manau, kad istoriniam kontekste jisai visada yra pas mus. Mes niekada iki galo nebuvom krikščionimis, kadangi mes visada buvom kažkur pasislėpę už kampo pagonis, kuriems trukdė ta oficialioji religija nuo 14 amžiaus apie tai garsiai kalbėti. Tiesa, aš atsimenu, kada pradėjau kirsti čia Vytauto laikais, 15 amžiaus pradžioje, aš prisimenu tokį aprašymą, kada moteris kreipėsi į Vytautą nuo 1413 metų, kada Vytautas jau priima krikštą Žemaitijoje. Ir kada moteris kreipėsi į jį, ten tokia delegacija atvyko, reiškia, ne, ir prašydamas, kad nekirskit mūsų girių, kadangi mes neturėsim kur aukoti savo dievams aukų, o jeigu mes neaukosim, taigi mums galas bus. O Vytautas sako, tai ką, jūsgi krikščionys, tai jie sako, tai yra čia jūsų reikalai,
mes išpažįstame tūkstančius metų gyvavusi mūsų protėvių pasaulio suvokimą ir Vytautas sustabdė bent laikinai tą visą šitą procesą, tai yra šventų giraičių kirtimą. Tai aš manau, kad yra genetinis dalykas. Mano giliausio įsitikinimu, lietuvis yra visų pirma savo kilme, savo tokia, sakyčiau, genetinė kilme, gal čia per stipriai pasakyta, jis yra pagonis. Aš nežinau, kaip jūsų požiūris, bet pas mano atžvilgiu, tai aš žiūriu ir vaikai mano, ir mano sūnus, ir vienas, ir kitas, vienas labiau domisi teologija, kitas kiek gal mažiau domisi, bet aš kaip pakalbu su jais ir aš matau jų pasaulėžiūroje miškų žmogų, laukų žmogų, jo, jis kažkur tai yra pasislėpęs pas mus. Nežiūrint to, kad praėjo gausybė metų, reiškia, nuo 14 amžiaus, bent formaliai. Praktiškai pagonybė Lietuvoje buvo pradėta griauti šito kontrreformacijos, 16-17 amžiuje galutinai buvo griaunama ir sugriaunama. Tačiau žmogus dušelė visada buvo miško. Nes faktiškai lietuviška pagonybė yra, sakyčiau, kaimo tikėjimas. Tai yra gamtos tikėjimas, tai yra miškų tikėjimas. Tai mes dabar miškuose matome likučius, kas buvo, o kalbamajam laikotarpiu mes kalbėjome. Tai aš čia nuvažiavau gal vis tokia iki šono. Ne, viskas gerai. Atvažiavom ten, kur reikia, nes šiaip labai įdomu, nes kaip minėjote, vis dėlto net ir jeigu nuėjus į lietuviškas kapines, dažnai už kryžiaus galima pamatyti pasislėpusią saulę. Retai kur pamatysi šitą simboliką. Ir man tai visą laiką buvo geriausias pavyzdys šito sinkretizmo tarp, tarkime, krikščionybės ir pagonybės, kur vis dėlto krikščionybė galutinai pagonybės neišstūmė. Tai ir tas įdomus jausmas, kur minėjote, kad, na pavyzdžiui, jeigu žmogus gyvena svetur, kaip aš šiuo metu gyvenu svetur, nesvarbu, kur tu būsi, ar tu būsi ten Madeiroje, kur labai graži gamta, kalnai, miškai, ten wow, labai nuostabu vandenynas, bet vis tiek tas miškas nėra toks pats ir tu vis tiek jautiesi ne namuose. Ir tai nėra vien kultūrinis reiškinys, tai nėra tai, kad, tarkime, žmonės kalba kitą kalbą, ar turi kitą bendravimo stilių, ar kažkas tokio. Tai ne tiek galbūt kultūra ir žmonės, kiek tave supantis pasaulis iš gamtos pusės. Taigi visą laiką vis tiek nors ir džiaugiesi ir vertini tai, ką turi kitoje vietoje, ilgėsi truputėlį namų, o kas juokingiausia, ilgėsi ne fizinio pastato ar, tarkime, kažko tokio, o ilgėsi labiau tave supančios gamtos. Tai yra labai irgi turbūt daugeliu lietuvių gyvenančių užsienyje būdingas jausmas. Galbūt ir jūs kažką panašaus patyrėte. Tai tik norėjau dar paklausti šiek tiek apie sakėte, žemės dievybės. Na, tai tarkime, prieš ugnies dievus, prieš dangaus dievybės, lietuviai labiau buvo susijęs su žemės dievais. Ar galėtume truputėlį pakalbėti apie lietuviškąjį panteoną, iš ko jis yra galbūt sudarytas, kokios yra pagrindinės dievybės ir kaip manote, kodėl būtent šitas dievybės sureikšmino lietuviai? Na, visų pirma, aš norėčiau pasakyti, kad pagoniškoj, reiškia, pavadinkim Lietuvoje, tokios dievų hierarchijos kaip ir nėra. Pas mus nėra svarbiausio dievo. Nėra, kad ten būtų, sakykime, kaip Dzeusas, kuris gali bausti visus tos, kurie prieštarauja jo valiai. Lietuviškas panteonas, paprastai kalbama, sako, yra 15 svarbiausių dievybių. Iš jų, reiškia, 4 yra ypatingai svarbios, 3 vyriškos giminės, 1 moteriška giminė, ten Medeina. Bet aš manau, tas dalykas toks gal labiau akademinis yra, toks išsakytas, turint matomai galvoje kažkokią klasifikaciją ar dar dievų. Bet yra dalykas vienas. Kada mes kalbam apie pagonišką Lietuvą, tai yra iki krikščionišką Lietuvą, tai mes kalbame apie tą įtikėjimą į dvasių pasaulį, kaip minėjau, kuris materializuojasi.
Ir kiekvienas materializacijos atvejis turi savo Dievo globėją. Jeigu tai yra vanduo, tai yra, reiškia, vandens dievas. Jeigu yra medis, tai yra ir taip toliau. Tai šitoje vietoje tas lietuviškas politeizmas, daug dievybiškumas, jisai, kaip ir daugeliu pagoniškų tautų, reiškia, tarpe, jis yra toks charakteringas dalykas. Tik aš noriu skirti, kad mes neturim vyriausios dievybės. Mes net neturėjome ir jokios žinių hierarchijos. Tokios hierarchijos nebuvo. Nors buvo ten samprotavimą apie tą Romovę, kur randas vyriausias žynys Krivių Krivaitis, ne? Bet šiaip paėmus mes savo, popiežiaus nebuvo pagoniškoje religijoje. Popiežiaus nebuvo. Tai čia yra labai svarbus niuansas. Aišku, čia galima visaip interpretuoti, bet kada nėra hierarchijos, kada nėra tokios susistemintos religijos, kurioje nėra tokių kažkokių absoliučiai svarbių taisyklių, tai šitas pagoniškas panteonas, jisai sukuria absoliučiai laisvo žmogaus laisvą gyvenimą. Aš noriu pasakyti, kad pagonybė iš viso įvertinti kaip religija yra toks slidus dalykas. Tai yra gyvenimo būdas. Tai nėra, paprastai religija yra sėtinas kaip žmogaus santykių su Dievu per išreikštus ten šventus raštus, nuostatas, taisyklės, sistemą, drausmę. Ne, pagonis tame esmė ir skiriasi nuo tų kalbos religijų arba žodžio religijų, kokios buvo judaizmas, krikščionybė ir islamas, tuo, kad tai buvo gyvenimo būdas. Tai buvo gyvenimo būdas. Ir kada aš atsimenu dar prie bolševizmo, kada buvo antroji rusiškoji okupacija Lietuvoje, ir ten buvo samprotavimą apie tai, kad žmonės bijo, tiki Dievą, kadangi bijo jo. Kadangi baimė verčia tikėti antgamtinėm jėgom, nieko panašaus. Žmogui medis, jame įsikūnijusi dvasia, buvo jo artimiausias draugas. Jis eidavo prie ąžuolo, apsikabindavo ir su juo tardavosi, su juo kalbėdavo, jis su juo bendravo. Jis puikiai suvokė, kad ąžuolas tai yra tas dvasingumo, reiškia, atstovavimas, kuris materializavosi savo šitokią formą. Arba liepa, kuri buvo vadinama mergaičių, gražuolių, reiškia, augalas, kuri ten žydėdavo, kvepėdavo ir tai buvo, reiškia, draugai, tai buvo bendravimas ir žvaigždės į dangus, viskas tai buvo draugai. Ir va šitas rusiškas ateizmas, kuris kalė mums į galvą apie tai, kad visi baisiausiai bijojo ir panašiai. Aišku, buvo tos baimės, jeigu tu elgėsi netinkamai. Tai dabar dėl to panteono, aš dabar grįžtu. Va šitam kontekste panteoną einant. Taip. Kaip mes išpažįstam tą pagonybę, aš vėl kartoju. Labai dažnai, labai primityviai yra samprotavimo apie tai, kad pagonybė yra reiškinių garbinimas. Va, mes garbinam medį, todėl, kad mes garbinam medį. Ne. Mes gerbėm žmogų ne dėl to, kad jis yra kūnas, bet dėl to, kad jisai materializavosi kūną, būdamas savo esmė dvasingumo atstovavimas, tiesa, ne? Tai šitoj vietoje toks kontekstas būtų pokalbio. Dabar, kas liečia panteoną, nu ten yra tokių begalinė gausybė tų dievų, tačiau esminė galbūt tokia, pavyzdžiui, imkime Perkūnas, ne? Perkūnas, ne? Tai toks būtų, toks kaip dominuojantis dievas, taip? Jis buvo toks dominuojantis dievas, toksai dangaus į žemės valdytojas. Ir kas labai svarbu, jisai yra sėtinas su griaustiniu, su žaibais, ir tuo pačiu metu jis baudė. Gal dėl to, Perkūno atžvilgiu, yra toks, man rodos, labai pagrįstas samprotavimas, kad baudė dėl ko. Atsimena mes iš istorijos, Algirdas Kęstutis, paskutinė Lietuvos pagonis, pagoniškos Lietuvos paskutinė atstovė 14 amžiaus pabaigoje.
kada jie kalbėjo apie vokiečius, jie niekaip negalėjo suprasti, kaip jų dievas, kalbantis apie meilę, leidžia žudyti ištisai žmonės. Ir kaip vokiečiai nesilaiko žodžio. Ir kokie yra parsidavėliai ir apgavikai. Kodėl taip? Nes pagoniškoje religijoje dominavo esminis dalykas. Tai yra padorumas, žodžio laikymasis, garbės suvokimas. Ir jeigu tu to nesilaikai, perkūnas tave nutrenks. Jeigu tu susitarėjai, tai tu vykdyk. Jeigu tu nutarėjai, tai tu įgyvendink. Nelaidyk tuščiai žodžių. O jeigu tu ką nors apstumsi, apgausi, išduosi ir taip toliau ir panašiai, tada perkūnas tave nutrenks. Tada bus tada griaustinis. Gal dėl to prie namų būtinai stengdavosi namus statyti prie žolų, nes ąžuolas buvo pats geriausias žaibolaidis. O jis buvo galingas, didelis, ne, jisai simbolizavo tokį pastovumą, jis simbolizavo galybę ir visą kitą. Ir kada, sakykime, būdavo lietus ir būdavo griaustinis baisiausias, tai po griaustinio žmonės eidavo pažiūrėti į ąžuolą ir matydavo, kaip ąžuolė ten įvairiausi randai tokie, kaip žaibas, elektros iškrova, kada yra. Ir tada žmonės sakydavo, kaip čia mes padarėm blogų darbų, matai, o čia vienas randas, antras, jis sakydavo, mama, tėvai, ką tu ten prisidirbai, ką tu ten netai padarai, greičiau prisipažink. Tai buvo šventas dalykas. Aš vėl noriu pabrėžti, tai yra gyvenimo būdas. O aš noriu būtinai, kas liečia pagonybę, aišku, yra ir tose monoteisinėse religijose to gyvenimo būdo laikomasi žmonių, bet yra tas atvejis, mes juos vadinam šventaisiais. Ja? Bet kalbamajam laikotarpiu, aš vėl noriu pabrėžti, yra gyvenimo būdas ir konkrečiai jis gyveno, konkrečiai elgėsi ir konkretus Dievas konkrečiai vertino jo poelgį. Arba, pavyzdžiui, Saulė, ne, imkim, gyvybės iš šviesos reiškia Dievas, Saulė, gyvybė iš šviesa. Ir, sakykime, Saulės pasirodymas, tai, sakykime, reiškia, kad Saulė ir Žemė yra pora. Jie būtų susituokę yra, ne? Saulė duoda šviesos, duoda šilumos, o Žemė augina vaisių, augina žmonėms pragyvenimo šaltinį. Užtat, kaip minėjau, dar iki indoeuropietiškų laikų, iki 3 tūkstantmečio prieš Kristų, va šitas Žemės ir Saulės santykis, jis visada buvo absoliutus pagoniškam pasaulio suvokime. Nes ir vienas ir kitas buvo žmogaus gyvybę palaikantis dievai. Tai va, žemyną, pavyzdžiui, ne? Tai buvo viena tokia seniausių dievų, kurie buvo iki indoeuropietiško laikotarpio. Ir pagoniška Lietuva šitos santokos labai ta santoka pergyveno labai realiai ir konkrečiai. Labai realiai ir konkrečiai. Kitas dalykas, pavyzdžiui, Žemės tėvų buvo laikomas Mėnulis, pavyzdžiui. Ja? Atinkim, pavyzdžiui, Mėnulis, nakties šviesulys, laikomas Žemės tėvo, reiškia, ne? Jis ten nutolęs, pasenęs, ten kažkur tai už Žemės, ne? Ir bet vis tiek kažkur netoliese. Jo, bet jis yra labai artimas, jis labai artimas, kadangi jisai yra Žemės ir reiškia, tėvas ir jisai duoda viskam pagrindą, kaip Žemės sūnus. Tai va, kita vertus, pavyzdžiui, kaip minėjau, jau žemyną. Kaip sakiau, perkūnas, Saulė, sakykime, Mėnulis, sakykime, dar, imkim šitas žemyną, o Žemės vaisingumo reiškia deivė. Tai va šitas dalykas, jisai buvo, žemyną mes jau kalbėjom kažkiek, jinai globojo derlių, jinai globojo žemdirbystę. Ir buvo aukojamos aukos, reiškia, prieš rugiapjūtę, prieš sėją, prieš nuėmimą derliaus. Tai šitoje vietoje žemyna buvo vienas iš tokių esminių dievų panteone. Gal dar būtų galima Medeiną reiškia, paminėti, kadangi tai yra miškų ir medžioklės deivė. Aš jau kartuoju, kai kur galima perskaityti, kad, sakykime, iki krikščioniškoje Lietuvoje buvo apie 80% žemės paskendusi miškuose. Mes girių žmonės esam.
Va, ir kartais aš kažkada taip žinau, kažkada teko girdėti, kad kada krikščionybė pasirodė, čia Romos istorija, pavyzdžiui, kada 4 amžiuje Romos imperijoje krikščionybė pasirodo, tai prasidėjo masinis miškų iškirtimas, kadangi ten buvo pagoniškų dievų garbinimo vietos, tai prasidėjo ekologinė problema. Tai panašus dalykai ir Lietuvoje buvo iš 80%, skaitykim iki 17 amžiaus, iki kontrreformacijos, kuri labai rimtai užsiėmė pagonybės liekanomis, miškai buvo masiškai išnaikinami, kadangi tai buvo vietos, kuriuose garbinami buvo ir mėnulis, ir saulė, ir žemyna, ir laumės, ir visa kita. Tai va šitas miškų medžioklės dievė Medeina. Arba dar galima būtų paminėti, pavyzdžiui, Mildą, ne? Na, Mildos tema, jinai čia Narbuto tema, jinai tokia abejotina, jinai buvo ar nebuvo, bet mes Mildą įtaisome meilės į laisvės deivę tokią. Va. Yra galvojama, kad Milda nebuvo Lietuvos panteone viena iš dievybių, bet Teodoras Narbutas, jisai tą dalyką perėmė iš kitų, reiškia, kultūrų, ne? Arba Laima, pavyzdžiui, likimo deivė buvo. Žmogus absoliučiai tikėjo likimą. Žmogus į mirtį žiūrėjo kaip natūralų dalyką. Ir būtent Laima, jinai sprendė, reiškia, žmogaus gyvenimą, eigą, jo likimą, jo šeimą. Užtat mes labai daug turim žmonių, kurie vadina savo dukteris Laimė, taip reiškia. Jo, nu, gal dar viena iš esminių dievybių lietuviškam panteone, aišku, tai buvo Gabija. Gabija tai buvo, reiškia, namų židinio deivė. Nu, mes žinome, kad ugnis tai buvo senovės lietuvių suprasta kaip tarpininkas tarp žmonių ir dievų. Užtat amžinoji ugnis ir Gabija, kaip tos ugnies atstovė, ugnies saugotoja, buvo viena iš pagrindinių dievybių. Ir, sakykime, amžinoji ugnis, kurią kūrendavo vaidilutės, tos skaičiosios mergelės, aukštos kilmės, kurios duodavo skaistumo įžadą, tai buvo kaip tik tai Gabijos tos mergaitės, kurios buvo atsakingos už, reiškia, amžinosios ugnies įsaugojimą, kaip santykio tarp žmogaus ir Dievo pagrindinės sąlygos įsaugojimo. Užtat amžinoji ugnis, jinai buvo iš esmės vienas iš pagrindinių baltų religijos, iki krikščioniškos religijos, baltų, reiškia, pagoniškam pasaulyje vienas iš svarbiausių atributų. Reiškia, jos buvo esmingiausios mano išvardintos, nereiškia, būtų galima sakyti, Perkūnas, Saulė, ten Mėnulis, Medeina, Laima, Gabija, ne, tokie buvo esmingiausi dalykai, nes atspindėjo pagrindinius žmogaus santykio su įsupančia aplinka aspektus, tokie pagrindiniai, bet aš kartoju įkyriai kartoju. Tai buvo gyvenimo būdas. Tai nėra vien tik ritualinis dalykas. Tas ritualas buvo bendravimo su dievais forma ir priėjimas prie dievų, tai yra suprantama. Bet gal tame aš darau iš to 3 išvadas, iš to pasakyto. Šitas bendravimas per ritualinį aspektą, dėkingumas dievams, yra išeities taškas lietuviškai tolerancijai. Viskas dievam priklausė ir tavo gyvenimas dievam priklausė. Antras dalykas, reiškia, pakantumas kitam, kas labai svarbu, pakantumas kitam. Jiegi priėmė krikščionis be vargo lietuviai. Jeigu ne vokiečių karinė intervencija, tai lietuviai tą krikščionybę būtų priėmę kur kas paprasčiau, jie būtų priėmę Mindaugo laikais. Bet kada vokiečiai prisidengė krikšto vėliavą, pradėjo nukariavimą ir kolonializmą tą visą, arba kolonizavimo siekius, tai suprantama, kaip tas Gediminas sakė, mes ne prieš krikščionybę, bet mes prieš okupaciją. Jiegi mus žudo, prievartauja, tai jūs supraskit patys, jūs užpultut, jūs ką darytut, ne? Tai šitoje vietoje tolerancija buvo. Ir lietuviai šiaip jau labai smarkiai nesipriešino tai krikščionybei.
Nes jie puikiai suprato, kad, pažiūrėkim, kada krikštas vyko. Tai ar buvo ten kokių sukilimų Lietuvoje ar ko. Nors krikštas nešė baudžiavą, mes visi tai žinome. Krikštas nešė Lietuvos valdančiojo elito priklausomybę nuo popiežiaus, nuo Šventosios Romos imperatoriaus. Bet tokio pasipriešinimo nebuvo. Visi puikiai suprato, kad yra krikščioniška civilizacija, reikia gyventi europietiškai. Bet vėl kartuoju, kada naudojama karinė agresija, tada tam priešint. Antras dalykas, lietuviai šiaip paėmus buvo be galo tolerantiški. Ir trečias niuansas, kas liečia santykius su dievais, jie į mirtį žiūrėjo labai elementariai. Labai elementariai. Reinkarnacija kaip tokia jiems buvo tiek suprantama, kaip suprantamas buvo pavasaris. Jam pavasarį žmogus gimė, vasarą subrendo, rudenį pradeda senti, žiemą pasitraukia. Ir kada grįžta saulės grįžimas per kūčias, viena seniausia Lietuvos švenčių religinių, pagoniškosios religijos, ruošiamasi grįžti atgal į tą pasaulį. Tai va trečias niuansas, į mirtį žmogaus ir žmogaus ligas ir žmogaus įvairias sėkmės arba nesėkmės lietuviai žiūrėjo kaip dievų valios išreiškimą. Tai faktiškai šiandien tą patį galima pasakyti apie, sakykime, ten kokį kinietišką budizmą, indišką budizmą arba japonišką budizmą, kada kalba eina apie tą, sakykime, pasaulinę sąmonę, kuri aspektuojasi, materializuojasi žmogų, tai senovės lietuviai buvo gerai dzeno meistrais, Nuo zenas atsiranda kada, tokia Japonija 13 amžiuje. Bet šitoje vietoje, va tas panteonas, jeigu susumuojant, jis demonstravo žmogaus santykį su supančiu pasauliu ir kas labai svarbu, šitame jisai ir susivokė save. O tame ir buvo savasties susivokimas. Jis buvo dievų prasme, o ne savo išgalvoto pasaulio prasme. Jis buvo dievų prasme. Ir bet kokia atėjusi pasimintis buvo matuojama pagal dievų elgesį. Jeigu buvo sausra, dievai užpyko. Jeigu buvo žaibas ir sudegino namą, dievai užpyko. Tai kaimynas sakė jam, jis turbūt kažką netai padarė, jis pabėgo nuo žmonių teismo, bet jis nepabėgs nuo dievų teismo. Užtat teisingumas, padorumas ir garbės laikymasis bei tolerancija, tai buvo pagoniškos Lietuvos, sakyčiau, alfa ir omega. Tai buvo išeities taškas. Bet kokia klasta, kaip sakydavo, tu gali apgauti žmonės, bet tu dievų tai neapgausi, nes tu esi jų prasme. Tai panteono tema tokia, esmė tokia būtų. Tik noriu pabrėžti, mes neturėjome reiškia šito hierarchijos tokios aiškios hierarchijos, kurioje būtų vadas ir pavaldiniai. Tokio dalyko nebuvo. Tai maždaug šitą. Aišku, supratau. Aišku. Tai jeigu buvo štai tokia pasaulėžiūra, kur minėjote, kad lietuviams, senovės baltams egzistavo jų matomas pasaulis, kuris yra kažkokia materializuota forma to nematomojo pasaulio. Tai atrodo būdinga daugeliui regionų ir daugeliui žmonių, kurie turėjo animistinį pasaulio suvokimą. Tarkime, kad ir tie patys japonai jūsų paminėti, juk kai į Japoniją atvyko budizmas, jis įgavo įdomią formą, nes susimaišė su vietiniu sintoizmu, o sintoizme vis dėlto dominuoja kami idėja, kad egzistuoja milijonai kami, kurie save išreiškia per tam tikras apčiuopiamas žmogaus juslėms formas. Taigi atrodo, kad ir Gintaras Beresnevičius apie tai irgi buvo minėjęs savo knygoje. Deja, jo knyga apie baltų tikėjimą, jinai tokia nepilna, bet galbūt tokios knygos pilnos, sistemingos, akademiškos nelabai ir padarysi. Gal tai darydamas prarasi visą esmę. Bet labai įdomu, Beresnevičiaus tos knygos, pavyzdžiui, apie lietuvių laidojimo papročius, kaip keitėsi, kad buvo laidojama, tarkime, vandenyje, buvo laidoma medžiuose, buvo laidoma ugnyje, buvo užkasamas žmogus ir tai vis rodė kažkokią pokytį žmonių mąstysenoje apie perėjimą, tarkime. Taigi, kaip manote, bendrai paėmus, kai atėjo, tarkime, krikščionybė
į baltų tikėjimą. Ar tai jį sugriovė, ar vis dėlto tas baltų tikėjimas tiesiog prisitaikė? Jūs minėjote, kad pavyzdžiui, tolerancija buvo vienas iš pagrindinių dėmenų. Gal dėl to ir tiek daug žydų gyveno Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijoje. Gediminas irgi ir sakė, viskas ok. Ir pirkliai galite ateiti, o kas dažniausiai užsiminėjo panašiais amatais. Taigi, koks pokytis vis dėlto atėjo baltams su krikščionybė, nes nesinori jos irgi demonizuoti. Manau, ir jie nedemonizavo, kaip sakėte, priešinosi ne tiek krikščionybė, kiek okupacijai. Čia, kai tu prisidengi kažkuo labai doro, moralaus ir nešančio gėrį, o elgiesi visiškai atvirkščiai, tai kažkaip, sunku priimti tokį dalyką. Tai ar vis dėlto po kontrreformacijos, ar ta pagonybė išliko, ar vis dėlto jinai kažkur liko kaip genetinė atmintis, bet praktiškai taikoma jinai kaip ir pranyko. Nes mes žinome, kad yra dabar Lietuvoje Romuvos, tarkim, judėjimas, ne per senai jisai buvo pripažintas kaip Lietuvos valstybės buvo pripažinta kaip religija ir gavo pripažinimą, dėl ko jie kovojo labai ilgai. Tačiau turint omenyje, kad tuo laikotarpiu, dar prieš kontrreformaciją pradėtų, kaip sakėt, kontrreformacijos metus jis labai suintensyvėjo. Įdomu, ar kažkas išliko, kažkoks tęstinumas, ar tai yra bandymas atkurti to, kas kažkada buvo, tik tai, nežinau, kaip jūs manote apie tai? Aš pasakysiu labai trumpai, kad čia labai smarkiai negadinti laiko, nes laikas yra pinigai, o šiais laikais pinigai yra svarbiausias. Bet čia jau tos protestantiškas mąstymas, jau čia toks. Jo. Žinot, aš pasakysiu tokį dalyką. Bet čia mano asmeninė nuomonė. Yra dalykų, kurie yra nekeičiami. Yra dalykų, kurių nekeičia laikas. Aš galvoju, kad žmogaus santykis su jį supančiu pasauliu, per kurį jis realizuoja savo supratimus, jis negali būti išmokstamas. Jis negali būti nurodomas. Tiesiog taip yra. Ir kada mes kalbam apie santykį tarp pagoniškos Lietuvos ir krikščioniškos Lietuvos, tai mes matome, kaip žmogaus santykis su išoriniu pasauliu transformuojasi vis labiau į kalbos pasaulį, į proto pasaulį, kada šitas, atsiprašau, pagoniškos Lietuvos nematomas pasaulis transformuojasi į matomą pasaulį. Ir jeigu aš kalbu apie pagonybę Lietuvoje, tai aš kalbu apie tą, kaip sakai, tą kamį įsikūnymą, tą dvasios įsikūnymą bet kokiam materialaus pasaulio, bet kokio išraiškoje, tai yra gyvenimas tam nematomam pasaulyje. Jisai yra, gal sakyčiau, mažiau stebuklingas. Jis labiau natūralus yra. Bet kada pasirodo krikščionybė su savo kalbos dievu, kur dievas yra aprašomas, pagoniškos Lietuvos gyventojų nereikalinga jokio aprašymo buvo. Ne? Jis ne to, kad jis nežinojo, kas yra aprašymas. Tiesa, ne? Kaip minėjau, tai yra gyvenimo būdas. Ir kada buvo aprašyta kažkokia religinė doktrina, kuri žadėjo žmogų gyvenimą kažkur tai geresnį negu čia yra, tai buvo Lietuvos baltiškos genetikos griovimas, naikinimas tiesiog, bet tai yra nesunaikinamas dalykas. Tai buvo pasislėpimui skirtas dalykas, kaip jau minėjau. Tai man taip atrodo, kad, sakykime, krikščionybės kaip aš sutinku su Pauliaus sumim, kad nereikia jos demonizuoti, gink Dieve, tai yra faktas, jinai turėjo nuostabiausių pusių ir turėjo visokių pusių. Tiesa, ne, jinai buvo visų pirma ir, sakykime, kaip tas sako, pirmas ideologas buvo Urbanas II, kada 1905 metais paskelbė kryžiaus žygį prieš netikėlius artimųjų rytų musulmonus, kai tuo metu 5 Dievo įsakymas sakė nežudyk. Tai mes žinom, tai buvo ideologijos požymis. Mes žinom to dalyko, bet aš labai sutinku su to samprotavimu. Aš kaip būdamas
dušeliai pagonis. Nu, nereikia demonizuoti, bet krikščionybė niekada neužėmė galutinės vietos žmogaus dušeliai elgesio prasme. Elgesio prasme. Jisai galėjo eiti į bažnyčią kartą per savaitę, sekmadienį, kaip pridera, jis galėjo velykinį išpažinti priimti, nu, ten galėjo atlikti tos visus dalykus. Bet elgesy. Pavyzdys, pavyzdžiui, paimkim, ne? Prasidėjo antroji tarybinė okupacija, rusiškoji okupacija, 44 metais. Ir lietuviai stojo į kovą prieš tą milžinišką tą azijatų armiją, kuri įveikė kartu su sąjungininkais Vokietiją, o 10 metų plūkėsi Lietuvoje. 10 metų. Tai buvo Margirio žygio atkartojimas, tai buvo Gedimino žygio atkartojimas, tai buvo Kęstučio, Algirdo, Jogailos, tai buvo pagoniškas pasipriešinimas, nes racionaliai žiūrint, tai nebuvo reikalo priešintis, pralaimėjo Vokietija, tai ką lietuvėliai laimės? Ne, panuliai. Va tau pagoniškas elgesys. Čia pagoniškas elgesys. Ir žmonės grįždavo iš užsienio, mes žinom iš istorijos partizanai, kurie pasitraukė su vokiečiais, žmonės po to grįžo į Lietuvą ir ėmė ginklą į rankas ir žudė šitos okupantus rusų, kurie antrą kartą po 40 metų grįžo ir vėl pradėjo žudyti ir daryti visokius baisius dalykus. Tai šitoje vietoje aš ką noriu pasakyti, kad va ta pagonybės dvasia, elgesyje pas mus jinai visada buvo, yra ir bus. Elgesyje. Tai atsakymas galbūt toks, kad krikščionybė turėjo poveikį formos prasme, turėjo poveikį ekonominių socialinių santykių prasme, turėjo tą poveikį. Krikščionybė pateisino feudalizmą, krikščionybė pateisino daugelį dalykų ir tuo pačiu metu siekė ir jai pasisekė kažkokiam tai laikė išlaikyti tokią socialinę taiką, tokią socialinę politinę taiką. Čia neabejotinas jos nuopelnas, ne? Bet kas liečia tą kontekstą, kokie žmonės ir kaip, tai aš manyčiau, kad iš viso pasaulis buvo, yra ir bus pagoniškas. Dabargi vakaruose kokia tendencija? Dzenbudizmą, tiesa. Dzenas jis nėra nei religija, nei filosofija, tai yra bandymas grąžinti žmonės į tikrovę. Iš asfalto į kažkokį dangų, prie žemės, nes jau senai visi nulėkė nuo to žemės, nuo 18 amžiaus. Ir žmonės nostalgiškai griebėsi įvairiausių kitokių pasaulio aiškinančių doktrinų, kad kaip nors išvengti tų visų buvusių samprotavimų apie tai, kad čia pakentėkime, o ten bus gerai. Tai formoje krikščionybė, aišku, įtakojo, kalbos nėra. Tačiau elgesy lietuviai visada išliko pagonimis, aš to įsitikinęs. Idėja, kad čia pakentėkim, ten bus geriau, yra labai pavojinga, nes tai pateisina bet kokį elgesį čia. Ir mes žinome, kas vyksta, kai tai yra dominuojanti mintis. Tai geriau šito nereikia, bet grįžkime prie temos. Jo, tai va, tai aš grįždamas prie to, visgi norėčiau pasakyti, kad, jeigu mes kalbame apie krikščionybę, tai neabejotinai, tai Lietuvos integravimas į krikščioniškos Europos civilizaciją būdas, tai čia neabejotina nauda, neabejotinas pažangos rodiklis. Ir nuo 14 amžiaus, kaip sako, Lietuvos viduramžiai buvo nuo krikšto priėmimo iki pirmo statuto. Tai mes, sakykime, maždaug 100 su viršų metų laikotarpyje integravomės į krikščionišką civilizaciją ir kiek leido galimybės perėmėme antikinės kultūros paveldą. Tai krikščionybės neabejotinas, reiškia, nuopelnas. Mes to negalim nepripažinti. Bet vėl kartoju, mes genetiškai esam pagonys. Aš kalbu apie elgesį. Galima čia kalbėti, ką norima. Galima atsistoti ašaras liet, kaip čia mes mylim kažką. Tai galima ašaras liet, kaip čia mes norim pasiaukoti. Visą tai gražu, visą tai sentimentalu, visą tai graudina, visą tai nori sučiupti nosinę ir ją gręžti nuo ašarų. Bet tai yra gražu, tik tai gražu. Elgesy, o dabar, pavyzdžiui, lietuviai, neatgalvoja, lietuviai dabar, o jie ten vienas kitą ten kalba, kad jis negeras, ten parlamente, ten kažkokios bėdos, ten savivaldybė kažkas daro, kaimynas negeras, visi vien. Nedaug dieve, jeigu būtų dar trečioji rusiška okupacija, mes vėl būtum broliai ir seserys. Broliai ir seserys ne viešpatyje, o miškuose.
Ir tada visi buvę ten kažkaip vienas kitą kritikavę, mes vėl grįžtum į savo pagonišką pasaulį, rankom susikibę, kovotum už tą lietuvišką pasaulį, kurio mes dabar net įvardinti negalime. Ir mes, jeigu tai mūsų pagoniškam pasauliu padėtų, o pagoniško pasaulio žmonės buvo labai pragmatiški, jie buvo labai racionalūs, jie buvo labai natūralūs, jeigu reikalas būtų pasauliu išsigelbėti, jie dar ir kryžių iškeltų. O ką, kodėlgi ne, jeigu jis apjungia visus, teisingai, ne? Svarbu rezultatas. Pagoniškam žmogui, aš kalbuoju, dar noriu pabrėžti, pagoniškam žmogui buvo svarbu ne tai, ką tu kalbėjai, svarbu, kaip tu darai, svarbu ne kokius tu planus kuri, bet kaip tu pasieki rezultatą. Tai šitoje vietoje, jeigu reikia, jis gali pusmeniulį iškelti, jeigu reikia, jis gali kryžių iškelti, jeigu reikia, gali iškelti banko kvitą, nesvarbu. Bet jeigu tai vienyje, kelkim, ką norime. Tai aš išvadą trečią kartą darau, kad formoje, taip, mes per krikščionybę integravomės į vakarų civilizaciją, tai nebijotinas pliusas, tačiau genetiškai mes toliausiam lietuviai. O lietuviai reiškia pagonis. Jeigu atmės 18 amžiaus apšvietos epochos samprotavimus apie tautą, apie suverenitetą, apie valstybę, apie nacionalizmą, atmeskim visus šitos dalykus, atmeskim juos dabar, atmeskim ir mes būsim pagonėmis. Nes mes esam pagonėmis. Mes visi esam pagonėmis. Žmogus, kuris 7 kartus eina į bažnyčią, elgesį yra pagonis. Jis elgesį yra pagonis. Va. Tai, pavyzdžiui, tas samprotavimas mylėk savo artimą kaip patį save, jisai toksai yra labai formalus, tiesa, bet pagonybės laikais žmogus puikiai supranta, kad tai, ką Dievas per kūnas gali įvertinti tavo elgesį, tai gali būti tau negerai. Jis visų ką prisibijojo savo natūros, kai sakoma, žmogus yra kaip tas vilkas, ne, kuriame pusė yra angelo, kita pusė velnio. Ką labiau maitinsi, tas labiau išeis į priekį. Tai jisai puikiai supranta, kad pas ir šėtonų yra nemažai. Bet buvo tas toksai, kaip minėjau, to gyvenimo būdo atributas. Jeigu tu pasielgsi ne taip, kaip tai yra per kūno numatyta, o numatyta būti natūraliai, jeigu tu skaitai, kad reikia padėti, tu skaitai, kad reikia padėti, o jeigu skaitai, kad nereikia, tai nereikia, būk natūralus. Bet tu negalvo, kad jeigu tu padėsi, tu būtinai turi laukti kažkokio grįžtamo ryšio. Tai buvo natūralūs santykiai, absoliučiai natūralūs santykiai. Jeigu tu padavai, tai tu padavai ir tu ten nepradėk kalbėti apie savo nuopelnus. O jau krikščionybė sako, tau bus apmokėta danguje. Reiškia, žmogus eina kažkokį komercinį žingsnį. O aš pakentėsiu kurį laiką, ne, po to amžiai sėdėsiu Dievo pakoju ir džiaugsiuos, reiškia, rojaus visokiam gražybėm. Tai man atrodo, kad toks gal bistukai išsiliejęs tas atsakymas, krikščionybės ir pagonybės santykis, jisai formoje, sakyčiau, mes visada ir visaip nuo 14 amžiaus esame Europos dalimi, tačiau turinį, aš nesakyčiau, kad Europa į pagonybę pati to nesuprasdama grįžo per pramoninį perversmą. Vat kada atsiranda pramoninis perversmas, tada atsiranda tas toksai racionalus, toks natūralus, aišku, su kai kuriam išlygom, žmonių tarpusavio santykių bendravimas. Stipresnio teisės bendravimas, organizuotumo bendravimas, o ką, pagoniška religija to nebuvo, paimkim pagonišką Romą, paimkim pagonišką Graikiją, kas ten, vienas kitą mylėjo, vienas kitą bučiavo, vienas kitam padėjo, vergas buvo vergas, o laisvas žmogus buvo laisvas žmogus. Ir tai buvo... Nepamirškime žmonių aukojimų. Taip, žmonių, taip, teisingai. Čia ne vien tik tai drugeliai ir vaivorykštės. Taip, viskas taip. Tai va, tai šitoje vietoje aš manau, kad nuo 18 amžiaus žmonės jau po trupučiuką, va, kada krikščioniškoji šita ideologija, krikščioniškoji religija arba krikščionybė kaip reiškinys, kada pavistuką jau ne to, kad po biskitukas, tikime, jau nuo renesanso pradeda vyksta tokia deformacija ir jau 18-19 amžiuje, sakykime, pagonybė, aš kalbu apie elgesį, aš vėl kartuoju, mes galim kalbėti, ką norime, elgesį. Žmogaus vertė tiesiog proporcinga jo elgesį, o ne jo pokalbiui. O elgesį.
Mama yra elgesy mama, tėvas yra elgesy tėvas, sūnus yra elgesy sūnus, Dievas tavo išpažintas yra tavo elgesyje, o ne tai, ką tu ten kalbi. Tiesa, ne? Mes visi kalbam apie meilę, bet tai mums netrukdo nemylėti vienas kito. Tiesa, ne? Mes visi kalbam apie teisingumą, bet mums netrukdo būti neteisingais. Užtat pagoniškas pasaulis, jisai tą fiksuoja kami idėją. Fiksuoja reiškia, dvasios funkcionavimo tą suvokimą, kaip žmogaus praktinio gyvenimo būdo įtvirtinimą arba išreiškimą. Tas dvasinis, nematomas, mistinis pasaulis. Tai aš manyčiau, kad situacija tokia. Šiaip, kaip pagalvoji, atrodo, kad to senovės žmogaus ir to šiuolaikinio žmogaus, jeigu įsivaizduokime sielą tą pati, tai jinai perėmė, atrodo, ir tam tikras savybės iš baltiškojo gyvenimo būdo ir tikėjimo, iš krikščioniškojo gyvenimo būdo ir tikėjimo. Atrodo, kad kiekvienas turėjo ką pasiūlyti, sakykime taip, ir viso to pasekoje turime, ką turime dabar. Turime šiuolaikinius lietuvius, galbūt jie sąmoningai save net nelaiko religingai žmonėmis, galvoja, kad jie yra labai sekuliarūs ar ateistiški, bet kaip sakėte, vienas dalykas yra save kažkaip laikyti ar vaidinti, o kitas yra dalykas stebėti savo mąstymą ir elgesį. Tai galbūt tu gali sakyti, kad esi visiškai sekuliarus žmogus, bet tiek tavo mintis, tiek tavo elgesys rodo visai kažką kitokio. Taip. Ir aš pasakyčiau, kad, pavyzdžiui, jeigu imkime ir į tą pagonišką ezoteriką, jeigu šitom kontekste pažiūrėjus, tai kaip galima nesigailėti žmogaus, jeigu jis elgėsi taip ir tiek, kas jam pačiam yra katastrofa. Kaip galima negailėti žmogaus? Tai čia ne tame, kad tu turi būti geras, tu turi tiesiog matyti, kad žmogaus elgesys aplamai yra savotiškas priešas jam pačiam. Jo mintis, jo apsisprendimo, jo elgesio motivacija ir pagoniškiai dievai kaip tokie, jie primindavo tą pusę, kurios žmogus negali išvengti. Jis primindavo tą pusę, kad sakykime, elgtis vienaip ar kitaip, kas prieštarauja Dievo valiai, yra neleistina, nes priešingą atveju tu turėsi blogus rezultatus. Tai čia nereikia mums kalno pamokslo ir mums nereikia čia krikščioniškų samprotavimų, bet aš pasakyčiau, kad čia reiktų tokio pagoniško, tokio prakticizmo, tokio natūralumo, tokio racionalumo, kuris tą tikėjimą daro tokio ar ne kitokio. Čia net netikėjimas. Kada kalba eina, sako, tikim į perkūną, netinkamas žodis visai. Čia nėra jokio tikėjimo, aš kartoju daug kartų, tai yra gyvenimo būdas. Lygiai tas pats, kad nuėti atsigerti vandens, lygiai tas pats, kad nuėti miegoti ir kalbėti apie tai, kad aš tikiu į Dievą, todėl, kad jis yra geras, tai yra fantazijos. Visa tai yra toks, kaip sakyčiau, kalbos sritis. O kalbos dievai yra kalbos dievai. Kalbos religijos yra kalbos religijos, mes žinom. Tai spėjame mes pakalbėti apie Lietuvą, apie Baltijos regioną, gal geriau sakyti, nuo labai senų laikų. Pakalbėjome, kas vyko prieš indoeuropiečius, kas įvyko atvykus indoeuropiečiams, aptarėme krikščionybės pasirodymą ir kaip keitėsi baltiškasis tikėjimas krikščionybės laikotarpiu, net spėjom pakalbėti apie sovietinį ateizmą ir kas vyko sovietiniais laikais. Dabar nusileiskime į 2025 metus. Įdomu, dabar, tarkime, tas pokytis su Romuvos bendruomenė, kad jinai buvo pripažinta Lietuvos valstybės kaip religija, sakykime taip. Ir sakė jie, kad mes nebandysim ten pretenduoti į tradicinės religijos titulą įstatymiškai, nes mes ir taip jau tokie esame. Tai mums čia nėra ko pretenduoti, kas ir taip yra. Kaip manote, ar vis dėlto galime sakyti, kad Romuvos judėjimas 2025 metais reprezentuoja baltų tikėjimą, kuris buvo prieš 1000 mečius?
ar mes galime išlaikyti šitą tęstinumą, ar vis dėlto tai yra tokia kaip ir reprodukcija to tikėjimo, ar tai yra kažkas kaip, tarkime, tam tikras atpasakojimas, bandymas atpasakoti. Tai gal tikslesnis klausimas, kiek vis dėlto tas šiuolaikinis Romuvos judėjimas, kiek jisai atspindi tą baltiškąją pasaulėžiūrą, apie kurią mes kalbėjome prieš tai. Aš pasakyčiau štai ką. Išeinant iš mūsų pokalbio, mūsų santykis su pasauliu, jisai šiuolaikinis santykis, jis nėra paremtas tą mistiką, kurios pagrindu buvo pergyvenamas santykis su išoriniu pasauliu iki krikščioniškoje Lietuvoje ir vėlesniais laikais. Mūsų santykis su išoriniu pasauliu yra paremtas mokslu, paremtas racionalizmu. Mes negyvename taip, kaip gyveno 4000 metų baltai, pagonys. Tai šitoje vietoje aš manau, kad tai yra tam tikra interpretacija. Ir atrodo, Trinkūnienė dabar yra Romuvos ten šitą... Krivė. Jo, jinai krivė. Tai yra interpretacija. Kokia interpretacija gali būti Dzeno mylėtojų arba kitų pakraipų mylėtojų. Bet, kaip jau buvo minėjęs, elgesį mes visada tokiais buvom, esam ir būsime. Kaip mes tą elgesį savo vadinome kažkada, tai vienas pavadinimas buvo, po kitas, dabar 3, 4, 5. Tai tam nemaišo. Aš manau, kad kuo daugiau žmonių įsitrauks į šitą visą judėjimą, tuo tas žmogaus genetinis, tas toksai jo kilmės tas identitetas, jis galbūt labiau sutvirtinamas. Aš galvoju, kad yra sveikintinas dalykas. Bet aš nemanau, kad tai galima atgaminti, atkurti tą gyvenimo būdą, kuris buvo mistikos laikais. Pas mus mistikos dabar nebeliko negra. Pas mus mistika kitokia, mes kitaip tą mistiką priimame. Ta nematoma pasaulį, mes tą nematomą pasaulį bandom aiškinti mokslo pagrindais. Tai natūralaus santykio su ąžuolu, kokį turėjo pagoniškos Lietuvos žmonės, tai yra praeities dalykas. Mes tą natūralų santykį, aš pasakysiu tokį dalyką, mes tą natūralinį santykį su ąžuolu, su dangum, su žemė, turime tik intimę, to žodžio prasme. Tai dabar yra labai asmeniškas dalykas. Kalbamajam laikotarpiu buvo toks bendruomeniškas, gyvenom gentiniam sąjungom, taip, tai jau ta bendruomenė buvo. Bendruomenė ir aš savęs neskiriu nuo bendruomenės. Dabar aš esu individualistas, aš esu atskiras žmogus. Taip susiformavo istorinės aplinkybės ir kada atsiranda toks judėjimas kaip romuviečių judėjimas, jis aplamai yra sveikintas, bet man jis yra nepriimtinas. Kodėl? Aš per daug jau esu sugadintas, reiškia, tos civilizacijos ir man geriau asmeniškai apsikabinti ąžuolą, negu kartu su kitais jį apsikabinti. Tiesa? Tai skirtumas esminis yra. O iš kitos pusės, kaip minėjau, mūsų genetinė tokia prigimtis pagonybės atžvilgių, jinai yra antlaikinė. Ir romuviečių pasirodymas, aš manau, kad tai yra tęstinumas vidūno, tęstinumas romantizmo, kuris atsiranda XIX amžiaus pradžioje, ne vien Lietuvoje, bet visoje Europoje. O turint galvoje krikščionybės deformacijas, tai yra suprantamas dalykas. Bet mes natūraliai, bendruomeninė to žodžio prasme, tautos prasme, atstatyti, atgaminti to mistinio pasaulio suvokimo, kuris gyvavo 4000 metų, mes greičiausiai negalime, aišku. Tai yra entuziastų dalykas. O ką Jūs manote apie tą mintį? Yra vis dėlto Lietuvoje mąstytojų ir ne vien Lietuvoje, kadangi yra žmonių, kurie mąsto, kad baltiškasis tikėjimas atėjo iš hinduizmo. Yra ir rašytojų, kurie apie tai rašė. Deja, yra ir indų, kurie labai šventai tiki, kad mes jums
davėme jūsų tikėjimą, mes jums davėme jūsų kalbą, mes viską jums davėme, nes viskas atėjo iš mūsų. Mano bent jau tokios labai mėgėjiškos istorinės žinios labiau kalba apie Ponto stepę ir iš Ponto stepės migraciją vykusią ir su juo tas pačias žinias kalbas ir taip toliau, bet na, aišku, tų interpretacijų yra tiek, kiek yra žmonių. Tai kaip Jūs manote, kiek čia yra tiesos tas saitas tarp, tarkime, hinduizmo ir baltų tikėjimo? Ar jisai kažkoks egzistuoja? Ar tai yra iš hinduizmo į baltus, ar iš balto iš hinduizmą, ar iš kažkokios trečios vietos į abidvi? Aš pasakyčiau trumpai vieną dalyką tokį. Bet koks religinis kontekstas, bet koks, jis yra kultūrinės prigimties, yra kultūrų klausimas. Kiekviena religija yra savo kultūros atstovavimas, kaip tas skydas, kurio pagalba stengiamasi apsaugoti šitą tautą nuo kitokio mentaliteto, kitokios intervencijos. Tai vienas dalykas, tai yra kultūros rytis. Antras dalykas, mes jau kalbėjom, indoeuropiečių pasirodymas mus visus padarė tų pačių vertybių šaltinių rezultatų tiesa, ne? Indoeuropiečiai 3 tūkstantį prieš Kristų, jie mus padarė tikėjimo kilmės klausimų tais pačiais. Tik, kaip minėjau, kultūrą interpretuoja kitaip, gal indišką kultūrą, baltišką kultūrą ir taip toliau. Ir trečias dalykas, yra toksai, man labai artimas toksai samprotavimas, jeigu hinduizmas skelbia, jog jų dievai yra teisingiausi, ir jeigu jie skelbia, kad jų dievai pasirodė Pabaltyje, tai taip jie sako. Jie taip sako. Aš žinau, kodėl tame turėtų būti problema. Jie taip sako. Galima labai ramiai už ausų ištraukti klausimą, gal mes Olmekų kilmės esame. Davai, pabandom įrodyti. Kam to reikia? Žmonės turi kažkokią bėdą. Jie amžinai kalba apie tai, kad kažkas yra geresniais, aukštesniais, ypatingesniais. Nėra jokių aukštesnių, nėra jokių žemesnių. Mes tiesiog žmonės esame. Ir ar mūsų baltiška kultūra buvo įtakota? Pavadinkim įtakota. Kas nuo to? Kas nuo to yra? Aš niekada to nesupratau. Dabar vyksta ta nelaimė Ukrainoje. Tai yra nelaimė Ukrainoje. Ir dabar visas pasaulis įrodinėja, kas geras, kas blogas. Tai lygiai tas pats ir su tom religijom. Ką neša Lietuva hinduizmas? Jeigu mes pasakysim taip, hinduizmas įtakojo ten dievas Brahma arba dievas Šiva, ten jisai įtakojo lietuvių mąstymą. Gerai, toliau kas? Gerai, įtakojo. Neįtakojo, toliau kas? Aš manau, kad šitoje vietoje, gal savavališkai pasakysiu, pats klausimo iškelimas jis yra nereligingas. Jis pas ignoruoja religiją kaip tokią. Žmonės, kurie kalba, ar hinduizmas įtakojo, ar koks kitas izmas, jau jie atstovauja racionalizmui, jau jie formuoja kažkokį tai būsimą konfliktą, kad kažkas yra ankstesnis, reiškia geresnis, o kažkas vėlesnis, reiškia blogesnis, yra tiesa, ne? O kada mes skaitome, kad ir tą krikščionišką šventą raštą, mes esame visi broliai seserys viešpatie, tai kur ta mūsų brolybė seserybė, jeigu mes sakom, tas įtakojo aną, reiškia, anas buvo geras, o šitas buvo. Atsakymas toks būtų, kodėlgi ne? Kodėlgi ne? Na, kai kalbam apie indus, kadangi indai yra ganėtinai toli, jie yra geopolitiškai ganėtinai toli nuo mūsų, vis dėlto, tai gal ir nieko tokio, bet jeigu tą patį sakytų, tarkime, nežinau, mūsų kaimynai iš Rusijos ir sakytų, žinot, mes jums čia viską davėm, mes jums čia viską atnešėm, tai kitaip sakant, kaip ir jūs esate mūsų, nes jūs esate mūsų prasme. Na, tada turbūt jau būtų problema didesnė. Bet jeigu ten kas nors Olmekas ar Japonas sakytų, tada gal ir nieko tokio. Tai čia konteksto reikalas. Jo, aš suprantu, taip. Ko mes norim iš to klausimo? Ar mes tą klausimą žiūrim politiniam kontekste? Ar mes šitą klausimą žiūrim religiniam kontekste? Ar mes šitą klausimą žiūrime iš gyvenimo būdo konteksto?
Jo, arba istoriniam kontekste. Arba istoriniam kontekste. Kaip mes įmatom, mes taip jį atsakome. Pavyzdžiui, vienoje iš, aš nežinau, atrodo, Pietų Indijos valstijų yra toksai regionas pavadintas Baltistanas. Ir tam Baltistane yra ištisiai kaimai, kurių pastatai, namai yra absoliučiai autentiški žemaitiškiams namams ir pastatams. Oho, Tai gal nežinojau. žemaičiai atnešė ten savo tą indams, o jie pasisavino, pasakė, kad lietuviai. Nuvažiuok į Indiją, pasakys Jėzus, ten pas mus gyveno 10 metų. Nuvažiuok į Varanasį, netgi yra Kristui Jėzui pastatytas akmeninis paminklas. Tai pasirodo, kad krikščionybė kilusi iš Indijos. Aš manau, pavyzdžiui, mano požiūris yra, jeigu manęs klausia, mano požiūris yra gyvenimo būdas. O jeigu gyvenimo būdas reiškia, ko nori šitame klausime išgirsti, ar nori istorinės tiesos, ar politinės, ar dar kažkokios tiesos. Man asmeniškai, kaip minėjau, reiškia, kaip kilmėj savo pagoniškoj, visi žmonės yra, kaip sakant, dvasių materializacija. Ir pavyzdžiui, jeigu yra logika, reiškia yra supriešinimas. Jeigu yra sistema, yra supriešinimas. Jeigu yra priešpastatymas, yra supriešinimas. Tame yra žmonių kažkoks negeras likimas. Aš manyčiau, kad visų pirma mes esam žmonės. Ir tame viskas to pasakyta. O kada yra kažkoks tai, sakyčiau, tarpininkas tarp žmonių, o tas tarpininkas gali būti logika, gali būti intelektualinis kažkoks pasiruošimas, tada konflikto neišvengti. Ir kaip ir dzeno meistrai, kaip ir kryviai lietuviški, kurie betarpiškai matė medį. Mes šiandien pamatom medį ir įsivaizduojam spintą, tiesą, ne? Mes šiandien matome upę ir įsivaizduojame žuvį. Mes racionalūs, mes ieškom šitą. Tai šitoj vietoje, tarpininko tema. Atsakymas galbūt toks. Mūsų visų išties žmonijos didžiulė bėda, kad mes eidami į bet kokį bendravimą su kitokiu reiškiniu arba su ana puse, pavadinkime, mes niekados neiname per betarpiškumą. Mums reikia būtinai tarpininko. O tas tarpininkas gali būti šventas raštas. Tas tarpininkas gali būti geografinė situacija. Tas tarpininkas gali būti kaimynas. Tas tarpininkas gali būti intelektualinis kažkoks tai savitumas. Tai neišvengiamai veda konfliktą, aš vėl kartoju. Kada mes matysim žmogų tokį, koks jisai yra, tai mes tada nustosim kalbėti apie gerą religiją arba blogą religiją. Bet kada mes norimą užgalimą įmame, tada turime Ukrainos tragediją, turim Palestinos tragediją, turim Izraelio tragediją, o dabar Trumpas pradėjo fantazuoti, kad Kanada nori prisijungti, kad Meksika nori prisijungti, Panamos kanalą, Grenlandijos vandenį. Jau laukime bėdų. Kodėl? Kadangi tarpininkas yra koks. Amerika turi būti didį šalis ir jinai turi ten jau prasideda kova dėl ten Arkties ir viso kito. Tarpininkavimas. Taip, kad akcentuoju dar kartą tą patį dalyką, kad bet koks tarpininkavimas sprendžiant bendravimą tarp tikėjimų ir religijų, jis visada yra gimdantis, bent man asmeniškai atrodo, gimdantis įtampą. Tada iš karto iškyla, kad jūs esat mūsų kontekste. Religinė prasme, aš vėl kartoju, tai iš viso religijos tema, kaip į meilės tema, yra tiek sumenkinta, jinai yra tiek suniveliuota, tiek jinai deformuota yra, kad aš nežinau, apie ką mes kalbam, kai kalbam apie religiją. Aš manyčiau, kad žmogaus gyvenimas ir yra jo religija, žmogaus gyvenimo būdas yra jo religija, o ne hinduizmas arba pagonybė yra jo religija, arba krikščionybė religija. O bažnyčia yra tavo pasaulis. Kaip tu gyveni, tokia ir bažnyčia tavo. Koks tavo gyvenimo būdas, tokia religija. Bet mes ką darom, mums reikia būtinai vardinti. Tada įvardinimas tampa svarbesnis už patį mano buvimą. Taip pat mano atsakymas nei šioks, nei toks.
Jeigu labai norim, mes galim už ausų ištraukti, pasakyti, kad hinduizmas jisai nulėmė pagoniško tikėjimo kažkokius atributus. O jeigu dar man sakysi, davai pabandyk suras dar kitokį variantą, aš tada pasikapstęs ten kažkokią informaciją, pasakysiu, kad hinduizmas iš viso iš baltų kilęs. Nes baltiško religija, baltiškas įstikėjimas gyvavo 4000 metų, ne ką mažiau kaip hinduistinis, tiesa, ne? Arijai kada pasirodo 1500 metais prieš Kristų, tai pas mus senai jau buvo šitas mūsų baltiškas tikėjimas, nebūtinai, kad anksčiau, bet jis beveik tuo pačiu metu buvo, kaip ir visam pasaulyje, tam pačiam Indijai. Tai klausimas toks, iš kokios pusės mes ką norim ištraukti. Iš Indijos ištrauksime, baltai yra mūsų kontekste, o iš baltų mes visi būsim teisūs ir visi didžiuosime savo teisumu. Bet iš viso šito didžiavimuose neliks nei kruopelytės to, ką mes vadinam ne religija, bet religingumu. Vat religingumo tema yra. Ir aš manau, kad religingumas tolygus yra gyvenimo būdu. Aš kažkur tai vis dedu tokį lygybės ženklą. Religingumas yra gyvenimo būdas, o ne gyvenimo būdo pavadinimas. Jis yra tyloj, jis yra intimus, jis labai asmeniškas, kaip kokia gali būti asmeniška meilė ir visi kiti dalykai. Už tai, man atrodo, terminai yra labai svarbu, susitarti dėl terminų, nes kitaip sakant, jeigu mes dėl to nesam susitarę, jūs pasakykite praeiviai gatvėje žodį religija arba religingumas, tai arba jį nupurtys labai smarkiai ir jį labai greitai supykins, arba jis iš karto pagalvos apie bažnyčią arba vėl kažką. Tai už tai visą laiką yra svarbu paaiškinti, apie ką mes kalbam, nes jūsų religingumo suvokimas ir religijos suvokimas labai skiriasi nuo kito galbūt žmogaus. Tai už tai labai džiugu, kad jūs tiesiog paaiškinate, ką jūs to matote, nes tuo atveju net ir save sekuliariu laikantis žmogus yra religingas, nes jeigu religingumas lygus savo gyvenimo būdui, tai koks savo gyvenimo būdas tokia religija, kaip ir sakėte. Tai yra visai kitoks šių terminų vartojimas. Ir galbūt to paaiškinimas gali padėti mums išvengti daug nesusipratimų. O tarkime, kai religija, religingumas ir visi šitie terminai būna pajungiami nacionalizmui, tarkime, ar politikavimui, tada jau galime irgi laukti problemos. Tada jau galime laukti bėdų. Taip, dar atsiprašau, aš dar tą progą norėčiau pasakyti, kad aš kažkada tai pažinojau ne vieną žmogų, kuris save laikė ateistu, bet jo elgesys buvo 100 kartų krikščioniškas negu to krikščionio, kuris save nelaikė ateistu. Elgesys. Svarbiausias dalykas elgesys yra. O kada kalba eina apie, sakykime, hinduizmą, aš netgi galvočiau, kad ten labiau tokia prietarais paremtas žmonių bendravimas su išoriniu pasauliu. Prietarų niekur netrūksta, nei Lietuvoje, nei Indijoje, bet tas hinduizmas, jisai vienaip ar kitaip turi labai daug tokio prietarų, tokio prieskonio. Lietuviai šitoje vietoje gal buvo labiau, man taip atrodo, kad lietuviai daugiau turėjo tokio japoniško sintoizmo požymio. Ir tie prietarai, aišku, jie buvo, kalbos nėra, bet gal ne tokiam laipsnė kaip hinduizme. Tai aš galvočiau, jeigu mes ten išeinam iš to klausimo, kad hinduizmas įtakojo, nebijotinai, mes čia vieni kitus įtakojame. Bet tas toksai, žinai, čia yra tokia problema viena, aš pats save nutrauksiu, yra ritualinė religija. Kada ritualinė religija yra vadinama religija, tame atsiranda tas formalus santykis su religijos savoka. Formalus santykis. Jis turi vietą, jis yra svarbus, jeigu tuo gyvenama. Kas svarbiausia. Jeigu tuo gyvenime. Ir krikščionybė šiuolaikinė tapo visiškai ritualinė religija. Bet gyvename tai rinkos ekonomikoje. Ir akis už akį, dantis už dantį dabar dominuojantis reiškinys yra bendravime tarp žmonių. Ir tas ritualinis dalykas, ritualinis tas religijos, tas toks pateikimas tiek hinduizme, tiek krikščionybė ir kitose,
kada jis suabsoliutinamas yra, tas ritualas, kada jis yra suabsoliutinamas, nu, tai trenkia visada formalumu. Trenkia formalumu, reiškia netikroviškumu, reiškia gyvenimo būdas yra neturintis ryšio su to. Aš nueinu į bažnyčią, krikščionišką, katalikišką nueinu, aš galiu nueiti protestantišką, tai esmė man tai, aš galiu nueiti musulmonišką, islamišką, ten musulmonų, ten mečetę arba hinduizmą, kokią pagodą, kokią budistinę. Nu, aš nuvažiuoju Angliją, o ten indai turi savo tų visų pagodų, visokių dalykų. Ten gerai, nes ten ramybė yra. Nes ten visur ramybė. Jo, ramybė. Mieste tylo visą laiką Jo, gerai. tyla, vat pasėdi tyloj, koks tau skirtumas, ar ten pusmėnulis, ar ten Andrėjaus kryžius, ar katalikiškas kryžius, ar dar koks nors, bet tyla, vat bažnyčia, božnysa, Dievo namas, ne? Čia toks ukrainietiškas žodis Lietuvoje prigijęs bažnyčia. Tai ten yra tyla, o man, kai aš nueinu į tokią aplinką, aš laiką pagalvoju, o Dievas prasideda ten, kur baigėsi kalba. Dievas prasideda ten, kada prasideda tyla, o Dievo kalba yra tyla. Tai šitam kontekste, kur daugiau yra tos tylos, ar hinduizme, ar pagoniškoje, baltiškoje Lietuvos religijoje, kur daugiau tylos yra, ten daugiau Dievo. Kuo daugiau kalbos, to mažiau Dievo. O kuo daugiau nekalbos, ten daugiau Dievo. Tai man rodos, kad indai ten daugiau turi visokios kalbos negu pagoniški lietuviai, nes lietuviai neturėjo nei savo hierarchinės žinių sistemos, neturėjo nei savo tų namų, bažnytinių vadinamųjų, jie ten tos alkos pas juos buvo, kaip sakant, miške, atviroj vietoje. Tai kada yra kalbininkai, kada yra hierarchai, ten, sakykime, viskupai arba ten kokie ten abatai ir dar kas nors, tai jau tada tyla dažnai yra antram plane. Tai šitą vietą aš manau, kad labiau tylintis gal lietuvių pagonis. Man taip atrodo, išeinant iš to, kad mes neturėjom kažkokių ypatingų pastatų šventovių, ypatingai išeinant iš to, kad mes neturėjome šventikų hierarchijos, ir išeinant iš to, kad mes neturėjome jokių tų vadinamųjų šventų raštų, kurios galėjo užkalti akmenį ar dar kur nors. Maros, kad mes daugiau buvome, bet tai nesvarbu absoliučiai. Galutiniam rezultate. Nueini į mišką tyla, nueini į pagodą tyla, nueini į mečetę tyla. Fainai, visur Dievas yra. Aš šitą vietoje esu toks monistinis tipas, reiškia. Viskas yra jo prasme, o kokios kultūros kontekste mes tą vietą įvardiname, tai čia yra kultūros klausimas. Tai yra kultūros. Visose religijose kalbam apie vieną ir tą patį. O jeigu paimsi pagonišką religiją, krikščionišką, visur kalbam apie tą patį. Tik tai formų įvairovė yra. Ten galvojimo tvarkos įvairovė, siūloma drausmės įvairovė, santykios su savimi įvairovė. Esmė tai ta pati. Galima tą esmę apibūdinti vienu žodžiu. Mes visi svečiai. Mes visi svečiai. O kartą svečiai, tai elkimės kaip elgesi svečiai, tiesa. Jo, tik tai vis tiek mano bent jau pasaulėžiūroj, aš irgi taip galvoju, tačiau žinant, kad skirtingos religinės pažiūros per laiką iškrypo skirtingai, tarkime, mums pasisekė turbūt, kad mūsų baltiškasis tikėjimas, jisai ten kažkur užkastas po lapais labai smarkiai, tai mes nenukentėjom nuo to, bet jeigu, tarkime, paimsime krikščionybę, jeigu paimsime islamą ypatingai, tai aš manau, islamo esminis turinys, koks jisai buvo ten, nežinau, 6-ame šimtmetyje ir kuris buvo, tarkime, kai islamas buvo savo pike, tiek iš mokslinės pusės, tiek iš tos pačios religinės. Ir tai, ką mes turime dabar, tai yra du absoliučiai skirtingi dalykai. Taigi, nors ir norėčiau irgi sakyti, kad vis dėlto turinyje visą tai yra tas pats ir veda ten pat, tačiau man vis laikas šiek tiek pavojus sulyginti šitas pasaulėžiūras dabartinėje jų formoje ir žmonių elgesyje tarpusavio ir su kitais. Tai, kaip ir sakėte, esmė yra elgesys. O jeigu tas elgesys yra
draugiškas, sakykime, viens kitam, nesvarbu, ar tu esi tos pačios religijos atstovas ar kitos religijos, ta tolerancija, kaip sakėme, tada viskas yra gerai. Ir taip pat viskas gerai, jeigu mes į religiją žiūrime ezoteriškai. Jeigu žiūrime mes iš ne tos institucinės ar tos visos ritualinės pusės, bet žiūrime, bandome kasti link esmės eiti. Bet jeigu ta esmė pateisina įvairius žiaurumus vieno su kitu, tai tada tai yra labai labai problematiška. Tai iš šito išplaukia vienas klausimas, toks labai pompastiškas. Ką pasaulis galėtų pasimokyti iš baltiškojo tada tikėjimo? Mes čia mokomės iš krikščionybės, mokomės iš budizmo, mokomės iš sintoizmo. Ką mes galėtume pasiūlyti kitiems žmonėms, kurie netyčia prisikasė prie baltiškojo tikėjimo ir taip pajuto, kad čia galima kažką rasti? Žinai, aš pasakyčiau, irgi kiek įmanoma trumpiau, Dievai mums davė protą, bet mes labai dažnai jo netinkamai naudojamės. Mes gavom begalinę dovaną. Mes galime džiaugtis ir lenkti galvą prieš Dievų suteiktą šitą galimybę išsaugoti, išlaikyti save, išmaitinti save proto pagalbą. Bet kaip mes jį panaudojam tą protą? Kiek Dievai gali dar mums rodyti, kad mes elgiamės piknaudžiaudami šitą dovaną. Mes piknaudžiavom šitą dovaną. Ir šitas piknaudžiavimas, jisai reiškiasi per įvairiausių formų bausmes. Karas tai yra bausmė. Kare nėra teisių ir neteisių. Kare yra nelaimė tiesiog. Ir ta nelaimė buvo istoriškai ruošiama ilgą laiką. Kodėl? Kadangi protas buvo naudojamas ne taikai išsaugoti, bet prieš pastatyti vieną kitam. Arba šitos stichinės nelaimės. Tai yra ekologinė problema, tiesa. Ta ekologinė problema, kuri reiškiasi per įvairiausio pobūdžio gamtinius kataklizmus, tiesa. Tai man taip atrodo, kad klausykimės, kaip tas sakė Osvaldas Špengleris, kada jūs kalbate apie istoriją, jūs įsižiūrėkite, kaip Dievas yra išreikšęs savo valią per žmonių mąstymą, per jų keliamus tikslus ir uždavinius. O Dievai rodo save, tik reikia gerai pasižiūrėti. Pavyzdžiui, ir šeimoje Dievai rodo save. Jeigu nėra abipusės pagarbos, tada atsiranda įtampa. Lygiai tas pats yra tautos tarpe. Karai prasideda nuo šeimos, tiesa, ne? Karas, dabar tas baisus karas Ukrainoje, tai yra kiekvienos ukrainiečių rusų šeimos bendravimo rezultatas. Dievai rodė, kad taip negalima daryti. Jūs patys pjaunat šaką, ant kurios sėdite. Jums duotas protas tam, kad jūs sukurtumėte tą pasaulį, kuriame jūs patys savo būtumėt reikalingais. O jūs dabar patys savo nereikalingais esat, nes pateisinate vienas kito žudymą. Tai yra, sakyčiau, globalus suicidas dabar, kas vyksta Ukrainoje ir kas vyksta Palestinoje ir Izraelyje. Tai yra suicidas, tai yra globalus tautinis tarpvalstybinis suicidas, kuris neturi jokio paaiškinimo, jis neturi jokio pateisinimo. Dievai rodo, į kokį savižudybės kampą mes einam ir kur mes esame atėję. Tai užbaigiant, aš jau turbūt ne kartą buvau kalbėjęs, bet pakartosim, labai gražus tas aforizmas, kuo gražesnis ežero paviršius, to baisesnė jo gelmė. Kuo daugiau pas mus šventinės aplinkos, to šventinės aplinkos kontekstas yra baisesnis. Ir kada žmogus važiuoja su kažkokia ypatinga mašina, ir kada žmogus skrenda su savo nuosavu lėktuvu, ir kada jis gali turėti kalną pinigų, tai jisai juos turėjo kito sąskaitą, jie iš dangaus nenukrito. Kiek jis turi milijonų, tiek milijonų žmonių patyrė kažkokius tai katastrofiškus dalykus. Saikas. Graikai sakė, saikas turi būti. Protą naudokim saikingai. Bet kada protas nenaudojamas saikingai, tada mes turime tokį pasaulį. Tai mano pasiūlymas toks būtų, kiekvienas talentas, kurį mes gaunam iš dievų, jis yra ne mūsų nuosavybė. Mes nieko neturim savo šitam pasaulyje. Mes neturim nieko.
Mums gyvenimas duotas kreditan, sveikata duota kreditan, šeima duota kreditan. Ir tą kreditą reikia išnaudoti labai saikingai. Labai saikingai. Ir jeigu tu esi talentingas, ten nereikia mąstyti, kad tu esi ypatingas, o kiti yra neypatingi. Tu pasisavini tai, kas tau nepriklauso. Viskas priklauso dievams, sakė baltai senovės. Viskas dievam priklausė. Tu sakai, mano sveikata, nekalbėk tokių kvailyšių, sakė senovės baltai. Tavo sveikata yra Dievės laimos žinioje. Tai yra jos nuosavybė. Ką tu turi savo? Nei tu savo tų vaikų turi, nei tu šeimos turi, nes ne kiekviena akimirka gali būti iš tavęs paimta. Už tą tu dėkok už dieną, džiaukis duotų tau protų ir saikingai realizuok tos talentus, kurios tau davė kreditą ant Dievo. Aš taip galvočiau. Saikingai. Na, čia net stoicizmų šiek tiek kvepia. Nu, kažkiek. Kažkiek, vos. Yra kažkokių panašumų vietomis. Jo. Saiko klausimas ypatingai. Saiko klausimas. Tai va aš galvočiau, kad va tas saikas ir yra senovės baltų išlaikytas tarp to, ko aš noriu ir tarp to, ką tau leidžia dievai. Va, kada tu nesiskaitysi su dievų tiesa, o dievų tiesa yra paremta padorumu. Padorumu paremta garbės tema, saviaukos tema. Tokia dievų tiesa yra. Į tą tiesą, tugi matai, kad medis stovi ir rasi nukrito. Jis atbuvo savo laiką. O vaikas gimė 3 mėnesius ir rasi nukrito. Tai jam skirtas laikas. Tai yra dievų tiesa. Vaikas yra dievų nuosavybė. Bet tai labai svarbu suprasti. Vaikas, sveikata, nežinau, daiktų pasaulis, bendravimas yra ne tavo. Tai yra dievų nuosavybė. Taip skaitė baltai senovės. Ir šitą dievų nuosavybę reikia gerbti, kaip tau duota, kaip minėjau, tą kreditą, laiko tarpą. Tada atsiranda toksai natūralus bendravimas su savim. Ir tas natūralus bendravimas su savimi yra išreikštas per dėkingumą tam šeimininkui, kaip tas Šliogeris Arvydas sakė, mūsų didysis šitas filosofas, kad šitas senasis šeimininkas, jisai žino daugiau už tave, ko tau reikia. Tu įsiklausyk, ką jisai žino. O tas įsiklausimas ateina per saiką. Tai aš manau, kad senovės baltai, jie buvo orientuoti į saiko suvokimą. Į saiko, sakykime, jau krikščionybė labiau kai kuriais atvejais eina į asketizmą, į kraštutinumą, į šito pasaulio atmetimą, jo ignoravimą, kad ten kažkur bus geriau ir visa kita. Tai yra peržengtas saikas. Man krikščionybė yra saiko peržengimas. Tai yra įsivaizduojamo pasaulio ir saiko peržengimas. O pagoniškas pasaulis, jisai natūralus yra. Kaip natūralus yra medis, natūrali gėlė yra. Kodėl natūralus? Baigiu. Todėl, kad, žiūrėk, koks fainas drugelis, ne? Kiek jis gyvena? Dieną jis gyvena, bet koks jis gražus yra, ne? Kokios nuostabios spalvos yra, kokios gražios jo sparno formos, kokios sparnelių, ne, jisai vieną dieną prabūna. O kiek džiaugsmo jame, kiek išminties jame, kiek jame tikroviškumo, kiek jame natūralumo. Ir aš kaip pagonį žiūriu į tą drugelį, čia Dievo įsikūnimas, akivaizdus dalykas. Aš nematau jokio tarpininko, man nereikia niekam aiškinti, ar jis gražus, ar jis negražus. Ne, aš matau ten, aš, pavyzdžiui, nuvažiuoju į Ispaniją, ir Paulius Ispanijoje, kartais gėlės, ir tam pačiam krūme yra skirtingų gėlių formos. Ne? Tam pačiam krūme ir geltonos, ir žalios, ir mėlynos, ir tu žiūrai, kaip Dievo įsikūnijimai, tą gyvybę žiūri. Ir tu matai, ir tu jauti tavo santykį tarp norų ir galimybių, tą saiko suvokimą, kaip faina viskas. Bet viskas faina tiek, kiek tai yra suvokta, kaip tu sakai, kamė, kaip dvasios įsikūnijimas. Ir po teksto, po skriptum atsistok prie gėlės, ir tu ją glostyk, sakyk, kokia to nuostabi, tu matysi, kaip jinai bus tokia. Wow, tokia. O tu atsistok prie gėlės, pasakyk, kokia tu tokia netikusi, ras ir užsičiaups vargšytis. Jinai gyva, viskas gyva yra. Absoliučiai viskas, akmuo tas gyvas, viskas gyva yra. Ir viskas yra niekas kitas, kaip tos dvasios įsikūnijimas. Tai mano toks pagalvojimas būtų.
Pagalvojimas toks. Ir kada mes suprantam save dievų prasme, tai tas pasaulis kaip to drugelio yra. Jis yra toks akimirkos, žinai. O aš dabar išeidamas iš savo laiko, aš galiu pasakyti, sakom, sulaukė tiek metų. Ne, panuliai, mes nieko nesulaukėm, mes visada esam grįžtantis į pradžią. Mes visada grįžtam į pradžią. Mes niekada toliau nuo pradžios esam nenuėję. Tai yra religingumas. Kur tu nuėjai, ką tu metais pasikeitė, metais ne, tu esi visada pradžioj. O jeigu tu nutarė, kad tu ten kažkur nukeliavai, tai žmonės dar susigalvoja tokį žodį, žmonės į senatvę pradeda vaikėti, reiškia, jis grįžta į pradžią, jis visada yra pradžioj, tik jis įsivaizduoja. Ta kreditą jis pasisavina kaip savo nusavybę ir jis įsivaizduoja ten kažką, aš kažkur tai skaičiau, nemyliu savo tėvų, kadangi jie nieko nepasiekė. Čia yra šizofreninė, kažkas šizofrenija yra, tai yra liga proto, supranti, kad žmogus turi kažką būtinai pasiekti. Pasiekimai, nepasiekimai yra Dievo valios tema. Tai ne tu pasieki, bet per Dievo yra išreikštas tavo kažkoks socialinis laiptas ir jau užlipimas, ne? Tai mano toks būtų pagalvojimas, priimkim viską kaip dovaną, kaip dievų dovaną ir išėję į mišką mes matykime medį kaip savo, kaip sako pagonis, tai yra mūsų brolis, mūsų sesuo, mūsų artimas, gyvybės atstovavimas, tiesa. O tiek gal biškutuką poetinė tokia. Jeigu daugiau žmonių turėtų tokią pasaulėžiūrą, man atrodo, gyventume ramesnėme, taikesnėme, gražesnėme pasaulyje, bet žinot, kiekvienas pokalbis, jūs turbūt esat girdėjęs apie drugelio efektą. Nežinai, kas įvyks, kai kažko užsiminėjai, tai tiesiog, kaip sakėte, jeigu bandai elgtis kaip atrodo, yra teisingai, tas senasis šeimininkas tau pasako, kaip reikėtų elgtis. Taip. Ir jeigu nuo to niekas nenukenčia, galbūt pasaulį padarai šiek tiek geresnį, negu jisai buvo prieš tai. Taip. Ir kalbėt apie tą asmeninį santykį. Tai irgi viskas vis tiek yra tie visi kultūriniai, tie masiški dideli dalykai, kur atrodo, tu nieko ten vis dėlto per daug ir nepakeisi, bet nes tai yra toks grandiozinis reikalas, bet asmeninis santykis su pasauliu, jeigu jis yra ganėtinai toks baltiškas, sakykime, pagal tai, kaip jūs įvertinot, na, galbūt tada viskas bus ir šiek tiek geriau. Tai va, dėkui jums. Dar aš atsiprašau biskutuką, jeigu galima, dar vieną sakinuką. Taip, žinoma. Galima, vieną sakinuką. Aš manau, kad niekados nieko nebuvo kitaip. Visada buvo viskas tas pats. Aš nemanau, kad ten kažkada žmonės gyveno teisingiau, o mes dabar gyvenom mažiau teisingai. Mes visada buvom tokie patys pradžioje. Bet aš kaip sutinku su Paulium, tas geras samprotavimas, kad visgi intelektas leidžia pamatyti tai, kuo tu pats savo esi. Tai labai svarbu. Per istorijos domėjimąsi, per baltiškos kultūros domėjimąsi, tu matai, ką reiškia tu pats savo per šitą domėjimosi prizmę. Ir tu pradedi suvokti, kiek tokia kaip pamokamąją pusę. Ką reiškia būti natūraliu ir ką reiškia būti išsigalvojusiu. Tai man baltiška kultūra artima todėl, kad aš jos tą natūralumą priimu kaip begalinę tokią dievų dovaną. O kada mes kalbam apie išsigalvojusių žmogų, tai mes turim kitokį žmogų. Jis nėra blogesnis, bet jis yra kitoks. Taip, kad, man rodos, mes visada buvome tokie patys, bet, kaip aš jau sakiau, mes esam kaip tie vilkai, žinai. Viena pusė, ką labiau šersi, ar angelą, ar velnę šersi. Jeigu angelą šersi, tai tada tu būsi taip, o jeigu velnę, tada tu būsi jau visai kitaip, jeigu tu nematysi dievų tiesos. Gerai, tai tiek, ačiū tada. Jo. Na ką, buvo labai įdomu išgirsti jūsų mintis. Ačiū, kad pasidalinote savo žiniomis ir savo patirtimi. Ne vien patirtimi akademinių žinių, bet ir patirtimi gyvenimišką, ne? Nes kartais
nebūtina vien tik tai akademiškumu remtis visur ir visada. Taigi labai labai esu dėkingas, buvo labai įdomu ir tikiuosi buvo įdomu ir kitiems klausytojams. Tai matosi, kad jau čia pas mus tampa po truputį tradicija, jau 3 epizodas. Prieš tai dar apie Krėvos sutartį kalbėjome, apie Molotovo-Ribbentropo paktą, apie visokius įvairius dalykus. Ir paėmėme šitą temą, kuri yra truputėlį toliau nuo istorijos, šiek tiek toliau nuo politikos ir šiek tiek arčiau namų. Taigi labai ačiū Jums ir tada bus įdomu kitą kartą paimti kitą temą. Jo, ačiū už pakvietimą, ačiū už pokalbį ir sėkmės tada. Iki sekančio. Viso geriausio. Viso.